Gerą penktadienį visiems. Taip jau suprantu, mes Jūratė eteryje šiandien sveikinuosi aš ir turiu svečiuose Jūratę. Taip, Jūratė, gal pradėkim nuo tavo prisistatymo. Prisistatyk visiems, ką veiki, kam padedi, kam pasitarnauji. Labas visiems ir visom. Esu intuityvioji mentorė, jau sertifikuota ir jau kurį laiką padedu moterims išeiti iš destruktyvių būsenų. Tiesiog perrašyti, perkoduoti jumise užkoduotus pagal genų raktus šešėlius ir išeiti iš tų destruktyvių būsenų, kaip iš gėdos, kaltės, iš tiesiog ta tema šiandien iš gailesčio, iš aukos pozicijų. Ir mūsų tema šiandieninė ir nebereikalo, ir visai neatsitiktinai. Renkuosi save ir kas trukdo moterims pasirinkti save. Nes kai mes nesirenkam savęs, iš tikrųjų mes esam aukoje. Taip, Jūratė. Dar tuo pačiu, iš tikrųjų, norėčiau dar vienam amplua mus pristatyti. Tai esam Sąmoningo manifestavimo klubo facilituojančios mentorės. Aš esu ir administratorė klubo. Ir šiandien tokį gavau net ne klausimą, o pastebėjimą, kad prisijungt prie klubo ir palyginimą su dar kažkokiais mokymais, kad nieko naujo negavo anuose mokymuose. Ir tiesiog norėčiau pristatyti, kad mūsų klubas nėra Sąmoningo manifestavimo klubas, dar vieni tiesiog mokymai. Tai yra palaikanti pozityvi bendruomenė, nes mokymai, viskas gerai su jais, bet kartais mums reikia labiau veiksmo negu naujos informacijos, nes kaip aš sakau, kartais mes tiek daug žinom, bet tiek mažai darom. Tai vat mūsų klubas yra tiesiog bendruomenė, kurioje gausite tą palaikymą, kurioje yra aštuonios facilituojančios mentorės ir jo įkūrėja Žaneta Jūra, kur turime savaitinius susitikimus, kur visada drąsiai galite užduoti savo klausimus, pastebėjimus, rūpesčius, pasidalinimus. Tai yra apie bendruomenę. Ar Jūratė norėtum dar kažką būtent bendruomenės tema pritarti, nes man tas klausimas toks, norėjusi iškomunikuoti, kad tai nėra dar tiesiog vieni mokymai. Taip, pritariu tau, nes Sąmoningo manifestavimo klubas ir tikrai nuostabi bendruomenė, nes mes jau ateinam ar nesąmoningos į šitą klubą. Ir pirmiausiai, taigi aš turiu žinoti, ko aš noriu. Jeigu aš noriu mokymų kažkokių tai tikslingų, tai aš renkuosi mokymus. Jeigu aš noriu palaikančios bendruomenės, aš vėliai renkuosi sąmoningai tą bendruomenę. Ir kaip turi vardinai, kad tai nėra mokymai, nes tų žinių kažkokių tai mokymų esam ir mes pačios praėjusios. Ir vien tik tai mokytis, bet neintegruoti savo gyvenimą šitų visų žinių, kurias tu jau gavai, iš tikrųjų jos ir lieka tam mentaliniam lygmenį, žinojimo lygmenį. Bet integruoti į savo kasdienybę reikia palaikančios bendruomenės. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad esu tarp šitų mentorių ir šitoj bendruomeniai, nes tikrai moterų ir įvairių. Ir Sąmoningo manifestavimo klubas ir skirtas daugiau moteriam, nes... Bet laukiam ir vyrai. Laukiam ir vyrų, aišku, nes iš tikrųjų visos 8 mes padedam skirtingas problemas išspręsti, skirtingas kažkokius iššūkius praeiti ir tiesiog išeiti tą kitokią transformaciją. Kaip ir mano atveju, ar ne, aš tiesiog padedu moterims išeiti iš tos aukos būsenos. Ta žodis ir labai tokios bijo vartoti šito žodžio moteris.
Bet man susipažinus, pavyzdžiui, su genų raktais, aukos pozicija yra baimės pozicija ir mumise ir įrašyta nuo prigimties netgi ta sąmonės tokia būsena, tai ir žemos vibracijos. Auka ir tada, kai tu tiesiog esi va tos destruktyviose būsenose ir tu juose tiesiog būni ilgai, užsibūni. Ir ką vieną dar dalyką labai vakar džiaugiuosi ir pasidalinsiu su visom klausančiom ir tos, kurios klausys įrašą, kad iš tos seno mąstymo, kur tu esi tenai užsisukusi, užsibuvusi, nematai net galimybių išeiti į tą naująją matricą. Nes tos moteris, kurios nesirenka savęs, ir aš taip pat nesirinkau savęs ir tiesiog prasidėjo energijos trūkumas, fiziniai skausmai, todėl nesirinkdama savęs tu net nežinai, ko nori, nebežinai, ko nori, nes tada tu renkiesi kitus arba kitą. Ir čia ir labai plati, kaip Sonata sako, tema, kodėl moteris nesirenka. Todėl, kad mūsų mamos, močiutės taip pat nesirinko. Ir tai ir senoji sąmonės dalis, o sąmonė ir kintanti. Jeigu aš pasirenku tiesiog ar ne, bet žinau, kad aš nebenoriu, man nebepatinka šita būsena ir šita mano kasdienybė ir gyvensena, vadinasi, išeinu ieškoti atsakymų. Gerai, Ir Jūrate, kur bet aš pritarti, kad visos labai skirtingos patirtis iš tikrųjų, ne, yra net tas vienas klausimas, kur savęs nepasirinkau, kur save išdaviau, kur savęs nepamačiau, kur neatliepiau savęs, nu toks visiškas, sakyčiau, net savęs, nu, negirdėjimas. O gal tu galėtum, savo patirtim pasidalinti, kur tu, save išdaviai, kur tu, nepasirinkai savęs, kad gal moterim, lengviau per tavo patirtis būtų, nu, atpažinti, nes kartais mes ant tiek nesuprantam, nesusivokiam, kad, oho, aš čiagi savęs nesirenku. Nesgi, oi, savanaudiška, oi, kaip aš čia pasirodysiu, atrodysiu, čia jau lik save rinkdamasi, aš išduosiu kitus. Kitaip tikrai moteris jaučiasi, aš manau. Gal ne visos, bet tikiu, kad ne didžioji daugumai kyla tas klausimas. Labai gerai tu ištarei tą žodį, kur aš save išdaviau. Ir galiu čia pasitikrinti, ir aš pasitikrinau, ir visos galite pasitikrinti. Per visas gyvenimo sritis galite praeiti. Visose gyvenimo sritise tiesiog, kai aš nesirenku savęs, pradeda trikti. Vėliau ar anksčiau. Pradžioje aš nesirinkau iš tikrųjų rūpintis savimi. Pradėjau tiesiog atsigręžti save, rūpintis savimi. Ir tai ir tokia savirūpinimosi plati sfera. Tai ir mityba, ir emocinė būsena, ir psichinė būsena, ir savęs pažinimas, ir socialinė veikla, ir nesąveika tarp žmonių, ir santykiuose su partneriu, su vyru, su šeima, su vaikais. Daug kokiose situacijose aš pagaudavau ir pagavau save, kad aš nesirenku 100% savęs. O kodėl aš tai dariau? Iš to nesąmoningumo. Ir tų priežasčių ir iš tikrųjų begalė. Mano labiausiai buvo didžiausia, pavyzdžiui, priežastis, kodėl aš nesirinkau savęs. Todėl, kad aš bijojau, nepasitikėjau savimi, aš negebėjau priimti sprendimų pati, tokių tų, kurie ir tikslingi man. Aš nemokėjau net pasirinkti tų, nes aš negirdėjau savęs. Ir vis atidėliodavau tai, nes ta socialinė įtanka, lūkesčiai tiesiog ir kitų žmonių, ir šeimos lūkesčiai. Ir žinoma, čia ir tokia, sakau, plati tema, kad savigarba čia įeina apie tai.
kur tiesiog vat, tu jauti, kad tu nesi toje savo galioje ir tada eini iš jėgos tą daryti, netgi įrodyti kažkam ar ne, kad tu esi pakankama, kad tu esi faina, gera. Ir čia eini per tą prisitaikymą kitą kartą. Kitose gyvenimo srityse prisitaikai, bet pavyzdžiui, kaip ir prie šeimos ar nenarių. Ir po to, kai tu pajauti, kad ne, bet tai ir, žinok, tokia savęs stebėjimo, savirefleksijos, ir tai reikia iš tikrųjų skirti tam laiko. Tikrai aš mažai laiko skirdavau savo, nes senieji įpročiai ir va tas aktyvus mano protas buvo iš tikrųjų toks, kad aš turėjau kažką daryti vardan darymo ir turėjau tiesiog turėti rezultatą. Aš jau vienam poste rašiau, kad apie kokius jausmus ten iš tikrųjų man pačiai buvo įvardinti jausmą, kaip aš jaučiuosi dabar. Todėl mane ir atvedė ir visus dabar veda ir visas moteris veda atsigręžti save, pirmiausiai gebėti nedaryti daug veiksmų, o susitelkti save. Dar norėčiau šitoj vietoj, Jūrate, šiek tiek atsiprašau tave pertrauk, bet apie savirefleksiją. O Dieve, aš prieš kažkiek metų nežinau to žodžio, tai tiesiog toks, gal net senesniais laikais, nežinau ar buvo ar nebuvo, bet mes nežinojom, kad mes turim reflektuoti save, kad mes turime pasižiūrėti, kas mums čia įvyko, kad nebėgti nuo to. Šiais laikais labai lengva nuo savęs bėgti iš tikrųjų. Kas truputį žiūrėk, telefonas, jėga pabėgau, užskrolinau, ten televizorius, nežinau, maistas, bet kas, kiek mes daug kur galim nuo savęs pabėgti ir ta savirefleksija, kaip Jūratė irgi paminėjo, tai tiesiog skirt laiko pabūt su savim, su savo mintim, peržiūrėti, kas vyksta su manim, kodėl tai vyksta, ką aš galiu pakeisti dėl tos būsenos. Nes labai tą būseną iš tikrųjų lengva paslėpti. Paslėpti, jinai vis tiek lieka, bet tas toks pabėgimas nuo savęs, ar tu gali iš savo patirties, ar tu bėgdavai nuo savo jausmų? Kaip Ir grįžtant prie to pačio ir tavo klausimą, atsakysiu ir tavo klausimą, ir manau visoms darysis aiškiau, kad niekur mes nepabėgsim, mes visur einam su savim, tik tai jeigu aš neleidžiu, ta prasme, savo pajausti ir išjausti visus jausmus 100% iki galo, netgi juos tiesiog atpažinti, ką aš jaučiu ar ne šiuo metu dabar. Visi neišjausti jausmai neturi senaties terminų. Jie kaupiasi viduj, jie mūsų toje esybėj ten į tą vidinę erdvę tiesiog ir patalpinami kaip į kokią talpyklą. Ir tas negebėjimas man pačiai taip pat susitelkusi save, kalbėti su savim, išgirsti savęs, privedė prie to iš tikrųjų tokio energijos nebuvimo, nebesuvokimo. Iš tikrųjų, ar iš vis aš čia esu žemės gyventoja, man netgi tokia mintis piršos, aš nebemoku gyventi žemėje. Ir po to prasideda gailestis savo, priklausomybė nuo kitų žmonių nuomonės, nuo kitų, ne tik tai, kad nuomonės vienos, jo, ir tu prarandi iš tikrųjų netgi tuos tikruosius savo norus, troškimus ir vis lauki iš kitų žmonių to patvirtinimu, ar tikrai aš čia esu gera, ar tikrai aš čia teisingai pasielgiau. Ir visas dėmesys jis ir nukreipiamas į kitus, bet ne į save. Ir aišku, kažkokiu tai momentu aš priėmiau sprendimą leisti save tyrinėti visokiose, ta prasme, būsenose. Ir leisti būti tai priklausomai nuo kitų žmonių nuomonės. Bet tai iš tikrųjų vyko net nesąmoningai, bet po to, kai atlieki refleksiją, tai pasidaro aišku, taip, aš tiesiog pasėmiau kitų žmonių nuomonę ir jie patikėjau. Bet jeigu aš esu priklausoma nuo kitų nuomonės, aš neturiu savo.
Ir aš net bijau ją išreikšti, todėl kad slopinu savo jausmus, slopinu iš tikrųjų save ir po to tas slopinimas netgi išeina į išorę ir kitus pradedi slopinti. Tai sąmoningai ar nesąmoningai tai vyksta ir tai vyksta. Po to pasidaro priklausomybė tokia nuo komforto zonos. Ai, gerai ir taip, kaip yra. Čia, tiesiog baimė, vėl ta vidinė tokia baimė išlipti iš tos komforto zonos, praplėsti ją ir vėl jinai trukdo pasirinkti save. Oho, o čia gali būti dar ir netvirumo labai daug šitoj vat vietoj, kad ai, Taip, tai gal taip, čia taip, gal taip, labai daug noro nematyti tos dalykų, situacijų, žmonių tokių, kokie jie yra iš tikrųjų, tas uždėjimas toks. ir supranti, tada pervargsti tiek fiziškai, tiek psichiškai ir fizinis nuovargis ir va šitoj vietoj, kodėl aš pasirenku save. Tiesiog jeigu aš jaučiuosi pavargus, aš vadinasi nesirinkau šiandien. Aš net negirdėjau, ką man sako mano ar ne širdis, ar man ten verta eiti tą daryti, ar neverta, ar aš noriu, pirmiausia, ar aš tikrai noriu. Ir tada tu tiesiog išsenki, pervargsti, nuovargis ir vėl gailesti savo ir labai didelę įtaką padaro fokusas į praeitį. Va tam visam nuovargiui, energijos tiesiog nušvaistimui, nes pergyveni dėl savo kažkokių praeities pasirinkimų, ale klaidų, tada man taip atrodė, kad pridariau labai daug klaidų, tada nesugebi savo atleisti ir vėl čia eina ta visa senoji matrica, tiesiog su tuo, kuriuo gyveno mūsų močiutės mamos ir vėl tas kaltės jausmas ir tu jauti vėl kažkokią tokią, bet iš tos, vat išeiti ir pasirinkti save labai reikalauja vidinės tokios apsisprendimo tos jėgos. Ir čia vėl ta pati savirefleksija, drąsa, atrasti tą priešnodį savo tom baimėm. Visiems tų žmonių nuomoniai, ką apie tave pagalvos, kad tu čia buvai domėjęs, darai kažką ten anksčiau taip, jau dabar tau tas nebeįdomu ir vėl tu čia blaškaisi. Atrasti tos drąsos, bet drąsos vienam pačiam atrasti ir vat tos tokios tikrai ryžtis, ateiti kaip ir mums dabar, ar ne, ir į laivus, ir tiesiog padėti toms moteriams, tikrai reikia vedlio. Tikrai reikia vedlio ir tas toks, galiu sakyti, dabar ir viskas pagreitintai, nes labai daug ir specialistų, ar ne, ir tiesiog profesionalių žmonių, vedlių, intuityvių vedlių, holistinių vedlių, ne tų, kurie ten kažkokiose sistemose tik tai žinių lygmenį, ar ne, žino tą informaciją, bet tas, kuris ir praėjęs šitą visą kelią. Mažais žingsneliais ieškant tiesiog paramos, palaikymo, tada man atėjo toks atkūrimas, ryšys su savim atsikūrė, aš pradėjau tiesiog girdėti save, ko aš iš tikrųjų noriu, kaip aš noriu jaustis. Ir kas klausys įrašą, jau tikriausiai matėte šitą mano pasidalintą postą, kur aš klausiau iš tikrųjų tokia kaip intriga, kaip manot, kas gali, ar norite tiesiog ar ne kažkokį vieną žmogų padaryti šiais metais laimingu. Tai iš tikrųjų tas žmogus esu aš. Kai aš pasirinksiu save ir būsiu laiminga, tada tikrai apie mane vis daugiau bus laimingų žmonių. Ir labai teisingai viena moteris, taip, mes negalim padaryti kitų laimingais, bet mes galim prisidėti prie įtakos jų laimingumo. Ir aš tiesiog priėmiau sprendimą šiais metais, tada aš tiesiog padarysiu pati save laimingą, pasirinkdama save, giliai įsiklausydama į save,
priimdama visus pokyčius, nepaisant kokie jie bus mano gyvenime. Ir va čia, kaip tu, Sonata, ir sakei, ir čia reikia tikrai atvirumo su savim. Pirmiausiai, eini tada į tokį atvirą pokalbį su savim ir eini į bendruomenę ir atvirai pasidalini, nes 90, kiek ten procentų, kaip Žaneta vakar ir dalinosi, ir postas, ir 92% žmonių pamiršta jau, kelinta šiandien ir sausio 10, sausio 12 pamiršta apie savo duotus pažadus, tikslus naujuose metuose. Bet čia gal ne vien dėl to pasirinkimo savęs ar ne savęs, o tiek, kad mes, savęs nesirenkam į tą dieną, į tą rutiną, tiek įklimpstam, kad nebeatsimenam nei tų savo tikslai, o dar turėjau aš tikslų, ne, man čia tiek rūpesčio, man čia problemos. Ir dar va šitoj vietoj tu iš aukos pozicijos labiau, ne, kad nesirenku savęs, bet dar yra viena pozicija, kurioje mes pamirštam savęs, tai gelbėtoja. Kai išgelbėsiu visus kitus, nesvarbu, kad jau aš ten vos pati be paeinu, kad aš esu pavargusi, nelaiminga, bet ne, aš gelbėsiu visus kitus. Ir iš tikrųjų šitoj vietoj, tai nieko mes negelbėm iš šitos pozicijos. Mes net per prievartą kišam tą gelbėjimą, kur gal net žmogus nenori, kol mes gal kaip tik kitam irgi turim duotą šansą pasireikšti. Bet ne, tas gelbėjimas šitoje vietoje vėlgi tą mūsų reikalingumą turi atliepti. Tai kaip ir kalbėjom, ta tema tikrai labai plati, iš įvairių pusių ją galima žiūrėti, bet gal mano tokia mintis, kad kiekvienas sykį, kai jau man širdį, jeigu girdim dar ją, dažniausiai jų kūnas per visus galus ten muša, ten panikos ataka, nerimas, pasižiūrėti, tai ką aš čia kuriu, iš kokios aš energijos einu, kai man buvo šitą savaitę moteris pažintinį pokalbį atėjusi. Ir jinai atėjo ne savo norų iš tikrųjų. Gavo patarimą jau, kad būtinai tu eik, būtinai daryk. Ir sakau, ar tu tikrai jau nori dėl savęs keistis? Taip, noriu, aš bijau darbo netekti. Tai čia iš karto jau signalas, iš ko aš einu, iš ko aš einu kurti. Tai ir čia puikus atsakymas kiekvienas iki pasitikrint savo, kai iškyla kažkoks pasirinkimas, kažkokia situacija, elementarų savo klausimą užduoti, iš ko aš einu. Jeigu iš baimės, tai jau iš karto aš einu ne į tą pusę. Tai čia toks kaip kompasas, man atrodo, tokia praktinė pasinaudojamas žinutė savo, kad visada savęs pasiklaus turėti tą kompasą, iš ko aš einu. Jeigu jau ten baimės visokias, tai tikrai ne į tą pusę aš einu. Taip, iš tikrųjų, ką tu ir kalbi, tai ir vėl senas mąstymas ir senoji matrica, kad aš einu iš baimės kažką tai rūpintis ar ne savimi, einu pagalbos ieškoti iš baimės. Ir čia, ką tu ir užsiminiai, kad iš aukos pozicijos mes pereinam į gelbėtoją, čia ir ta pati pozicija, tai ir tos pačios vibracijos, nes čia ir šito, dabar neatsimenu, kaip jisai. Trikampis yra šitas. Jo, šitas, Karpmano trikampis, kuris ir auka, tas persekiotojas, gelbėtojas, arba tas persekiotojas gali būti tironas, ten despotas, visaip kaip. Ir kol mes sukamės šitam trikampį, tai mes esam tose pačiose žemose vibracijose, nes, kaip tu ir paminėjai, kad atėjo pas tavęs ir ne, mes turime eiti pas tuos žmonės iš tikrųjų pagalbos ar ne, tie, kurie turi kompetencijos, tie, kurie turi patirties, jau praėję ar ne, pražingsniavę šitą visą kelią, ir tie, kurie turi tam resursų ir laiko, o ne tie, kurie ten prie kavos ar prie kažkokio vyno butelio tau patarinėja patarimus ir iš tokios pat būsenos. Čia atsiskirti labai reikia profesionalumą, tiesiog tą kompetenciją ir aišku, tam reikia tiesiog jau
Labai gerai, sveikinu aš tą moterį, kad jinai nors ir iš tokios atėjo, bet tu padėsi jai tiesiog persižiūrėti visą tai ir mes taip ir padedam moterims, kad iš meilės savo mes galim iš tikrųjų rūpintis savimi, ne iš baimės. Aš Bet šitoj pati iš vietoj, baimės. Jūrate, žinai, aš norėčiau pridėti, kad vat, mums nereikia visų patarimų priimti. Mums nereikia visų patarimų priimti. Vėlgi savęs paklausti, ar aš noriu ar nenoriu. Nes vėlgi eit kažkur iš baimės, daryti kažką iš baimės, net jeigu tas žmogus ir gero to nori, bet tu gal dar, vat, nenori dar, tu nepasiruošus dar tam, ne? Taip, Ir nes vėlgi pamatyti. taip tas pats, kad vat, paklaus savęs, rinktis tada savo kelią, savo nuomonę, nes taip mes vėl prie to paties grįžtam, kad labai lengvai mums kiti gali primesti savo nuomonės ir iš geros valios, ir gal nelabai geros, ir iš kritikos. Tai vėlgi labai reikia va, tą filtrą vidinį pasijungti, ką aš čia įimu, ar čia man, ar čia ne man, gal iš vis, gal aš net nenoriu tokių patarimų, vat, kad ir jie gal Žinoma, geri. bet va čia ir labai fainai mūsų klube ir fasilituojančios šitos mentorės, kurios turi tikslingai teikiančią paslaugą ar ne, ir tiesiog sprendžiančią problemą. Yra visokiausių, ar ne, nes galėsim netgi pasidalinti, ką padeda, ar ne, fasilituojančios mentorės, kaip mano atveju gėda, kaltė ir visos destruktyvios būsenos išaukos, tiesiog pereiti tą save mylinčią, besididžiuojančią savimi ir žavinčią, bet ne kažkam iš keršto ar parodyti pasaulį, kokia aš esu krūta ir aš esu ten kieta, bet iš meilės savo. O tu taip pat irgi padedi moterims tiesiog santykiuose, ar ne, kurios ir pavargusios ir jau ten išeikvojusios visą savo, kaip sakant, tą ir žavesti, bet kokia atveju ir galimybė iš to išeiti ir pakeisti viską. Taip. Aš asmeniškai labiausiai, ką tu ir manęs ir klausiai, aš labiausiai eidavau per visas gyvenimo sritis. Kai man pradėjo tiesiog trikti fizinė sveikata, vadinasi, tikrai aš pradėjau keisti mitybos įpročius iš baimės, nes man buvo iš tikrųjų daug ten netradiciniai medicinoje diagnozuota irgi va tokiuose energetiniuose lygmenyse, jeigu aš nekeisiu gyvenimo būdo, ar ne, va, ten tas ir tas nutiks ir ačiū Dievui, kad aš nuėjau pas netradicinį, nes pas tradicinius gydytojus man vis rašė vaistus, kurių aš tiesiog nepirkau ir aš ten atsisakiau, nenorėjau būti priklausoma, jau tada ačiū Dievui, kad mano vidinis vedlys sakė, kad tau nereiktų vaistų, tu gali kažkaip kitaip susitvarkyti. Ok, tada ėjau iš baimės. Tikrai ėjau iš baimės ir keičiau gyvenimo būdą. Po to tiesiog pradeda, ar ne, vat, tu išeini iš darbo. Neišeini, iš tikrųjų man susidarė tokios aplinkybės, kad aš išeičiau iš to darbo, išdirbau Maksimoj, todėl kad aš pati jau buvau išskleidus ketinimą, kad aš nebenoriu tenai, ten tiesiog ne mano. Bet aš įgavau daug patirčių. Ir vėl atsivėrė kitos galimybės. Ir va taip visa ta patirtis, ir tai ir 11-12 metų greitai bus, rūpintis fiziniu kūnu, rūpintis ar ne savimi, rūpintis iš tikrųjų saviraišką, savirealizaciją, davedė iki intuityviosios mentorystės. Ir va visa ta kelionė man labai pasitarnavo. Ir tokiam fiziniam kūne, ir kitokiam tyrinėjimas savirefleksija, bet kur aš energiją paskutiniu metu tiesiog ar ne padedu. Ir vėl man va, tas aš nesirenku savęs 100% savęs santykiuose. Nes aš noriu būti gera mama, aš noriu būti ne tik kad gera, bet tobula mama. Man atrodo, kad aš esu netobula mama. Aš taip jaučiausi vienu metu. Po to aš jaučiausi, kad aš esu netobula netgi moteris ir žmona. Ir aš bijojau iš tikrųjų, kad mane paliks, kad aš liksiu viena, antra santuoka ir taip toliau ir panašiai. Ir va šitie visi tokie, ko aš bijau, man labai leido sąžiningai pažvelgti save, kur aš galiu dar kokios mano va tos savybės, įpročiai tiesiog netarnauja man. Ir vėl viskas sueina, todėl kad aš nesirenku savęs iš baimės,
kad tiesiog išlikti va ta ale gera mama, visur va čia tas gera, žinai, įtikti, patikti. Veikloje iš tikrųjų buvo taip, kad nu, tiesiog buvo ir pripažinimas, ir galbūt tas va iš nesąmoningumo, ir norėjimas to pripažinimo iš kitų vat, to žmonių, bet aš nežinojau, ką aš turiu pripažinti savyje, nes aš nepažinojau savęs. Kelionė. Taip, ir čia ir Tiesiog kelionė, yra čia ir kelionė. procesas, ir tai iš tikrųjų vienareikšmiškai, ir kurios moteris ir klausysit, ir klausot, tiesiog susižiūrėti, kokioje srityje aš nesirenku savęs, Kur labiausiai skauda. kur labiausiai man skauda. Ten ir daugiausia ir bus to nepasirinkimo. Taip, o tas kelias iš to išėjimo, iš savęs nepasirinkimo ir iš tikrųjų labai individualus. Labai individualus ir tai ir reikalaujantis ir laiko. Pirmiausiai, kas ateina tokia, kad vidinė ramybė. Vidinė ramybė. Ir visos moteris pas mane dažniausiai ir ateina, nes aš pati nuo to ir pradėjau. Aš pradėjau ieškoti ramybės ir aš visada, kai sakydavau, ko tu nori, aš noriu ramybės. Nes aktyvus protas ūžė, emocijos aktyvios kėlė chaosą, sumaištį. Ir tada iš vidinės to ramybės, tada ir vėl va, tas susitelkimas į save, tu tada pradėti tikruosius savo norus, tikslingus netgi žmonės tau atsiunčia. Ir pirmiausiai ir pasirūpinti savo emocinę, psichinę, fizinę gerovę. Kad kiti nedarytų tam įtakos, aš tikrai turiu būti labai viduje tam priėmus tokį giluminį sprendimą ir išsiaiškinti, kodėl aš tai noriu. Nes mane užkniso tai būti. Mane Taip, užkniso. tas toks reikia padirbėti su savim, su savo tikraisiais tais norais, tikslais, giluminiu, kodėl tą viziją matyti. Ir visur reikia vat, įdėti tą kažkokią kainą sumokėti, kaip ir Jūratė mini, ir kad fizinį tą protos ramybę turėti, emociją savo priimti, visur teks dėti po žingsnelį ir atlikti veiksmą. Ir va vien šitoje vietoje, va ir vėl prieinam prie tą tašką, kurio pradėjom, kad vien mokymų neužteks. Žinios, mokymai, tai yra tas darbas su savim, vis tiek kiekviena turim jį pasidaryti pačios. Nu, aš nežinau, ar kas gali paimti ir Žinai, aš tik tai galiu patvirtinti, kad moteris, kuri visada pirmenybę teikia savo, jaučiasi stipresnė ir savo galioje. Ir jinai visada turi palaikymą. Ir kam dar ir tiesiog svetima ar kažkam nesuprantama, tai ateis laikas ir jūs tiesiog tuo patikėsit, kad mes ne vienos pačios visą savo gyvenimą kuriam, per mus kuria kūrėjas. Tik tai ar aš leidžiu ir įsileidžiu, ar aš tuo tikiu, priklauso nuo mano sąmoningumo. Ir kai aš jau leidžiu, įsileidžiu, tai ateina tokia laisvė. Ir tos kontrolės nebėra, nes čia kontrolierė mano irgi iš tikrųjų labai buvo nelengva su jas susidraugauti, ateina tokia nepriklausomybė. Nu, tikrai viduje jaučiasi laisviau ir ta vidinė ramybė ir pasitenkinimas. Kai tu tenkini pirmiausiai savo poreikius, prioritetą pastatai save, aš. Ir ypatingai čia ir mamoms, ir moterims, ne tada, kada liks laiko, ne, aš turiu dienoje nusistačiusi laiką, ryte, dieną ar vakare, ir viskas, aš skiriu savo laiko. taip, ir jokia čia nesavanaudiškumas, čia tiesiog būtinybė. Taip.
ir tada, žinokit, ateina ir kokybė savo to darbo ar kažkokio, va, ką tu darai namuose, atlikimas, dėmesingumas, sustelkimas, toks pasitenkinimas savimi ir savo visa diena. Kitą kartą gali būti, kad tu toje dienoje nieko tokio ir nepadarai, bet tokia jautiesi, prisipildžiusi ir tau visai vienodai, kad ten gali kažkoks šeimos narys ar kažkas pasakyti, tu nieko čia šiandien nenuveikiai ir ką tu čia dabar, ko tu džiaugiesi. Taip, nes aš tą dieną, pavyzdžiui, pasirinkau save. Aš žinai, kaip man šitas Išnyksta. jaučiasi jausmas, aš tiesiog einu ir galvoju, Jėzau, nieko čia labai nepasikeitė, bet kodėl man čia taip gera? Pat, turbūt, kad pas mane kitaip. Ir tada atrodo, dedi žingsnis ant žemės, kai tvirčiau ateina toks pasitikėjimas savimi. Ir sprendys tada tau nesugriauna net tavo dienos, tos, kurios ten, kodėl anksčiau sugriaudavo, todėl kad tu nesirinkdavai savęs, nes tiesiog tu nebuvai prioritetas, visi kiti buvo prioritetas. Ir iš tikrųjų, kai moteris patampa va tą savo tokią va, prioritetų savo pirmoje ar ne vietoje, jinai iš tikrųjų, žinokit, aš bent jau, aš nebepriklausau nuo kitų žmonių nuomonių. Niekas nebesprendžia už tave, taip, neatiduodi Niekas galios nebesprendžia kitiem. ir niekas net negali nuspręsti realiai, nes taigi jisai nežino, ko aš noriu. Jisai nežino, ką aš jaučiu ten viduje ir kas ir ten. Tiesiog ir tada kuriasi sveikesni santykiai, tokie subalansuoti santykiai, bet kad pereiti į tuos sveikus santykius ir subalansuotus, žinoma, kad reikės praeiti tam tikrus etapus. Ir iššūkius, ir svarbiausia, kai tu turi vat, tą palaikymą, iš tikrųjų tas kaltės jausmas dėl kažko ten, ar dėl kitų žmonių reakcijos, ar dėl kitų žmonių elgesių, jisai tiesiog nebelimpa tau. Aš tiesiog pasirenku save ir va čia ir tas prisėmimas atsakomybė. Pirmiausiai, ir ne, jeigu aš jau pasirinkau save, tai vadinasi, aš viską darau 100% iki galo ir esi atvira naujom galimybėm, atvira naujiem visiem va tai evoliucijai. Ir mes ir einam į tą, kad mes moteris rinkdamomis save, rodytumėm pavyzdį tiek dukroms, tiek anūkėms, tiek savo sūnums, vaikams, kaip gyventi savarankiškai, o nebūti priklausomiem nuo kažko tai. Taip, apie Tik tai atsakomybę čia turbūt dar viena tema, Jūratė, čia taip plačiai ir matau, kad mes jau čia ir taip. užsikalbėjome. Pasižiūrėkim, ar klausimų mes turim ir manau, kad jau galėsim visus paleisti ir dar pratęsti šitą temą kažkada. Taip, Žaneta pas mus rašo, kad kai kažkada priėmiau sprendimą pasirinkti save, laikas tarsi išsitempia, o neturiu laiko, tai tik pabėgimas nuo savęs, baimė Super. pamatyti save. Taip. Ir taip, žinios dar nieko nereiškia, kol jos nepritaikomos. Tikrai taip, ir aš tą galiu paliūdyti. Ir manau, Jūratė, gali žinot, kiek tik nori, gali dar vieną mokymus, 2, 3, 4, 5, bet jeigu tu neini į veiksmą, tai absoliučiai tas pats, kas tiesiog žinau. Ir dar su niekuo nesidalinu dažniausiai, nes tik aš žinau. Ir čia iš vis apie nieką, čia dar viena tema. Tai ką, dar kartą tada, kam įdomu, šiandien paskutinė beje diena, kai į klubą galima prisijungti sąmoningo manifestavimo tik už 47 eurus. Ir žinau, kad šita kaina tada galios visą laikotarpį, kiek norėsit būti klube, įsipareigojimo jokio nėra. Mėnesiui pabūnat, jeigu apsprendžiat išeiti, laisvai tai galit padaryti. Tęsit, jums ta pati kaina. Taip, šiandien paskutinė diena, kas norit, tikrai pasinaudokit, kokia bus kaina po to, aš kol kas dar nežinau, tai naudokitės. Ir aš šiandien tokį dar kartą pasitvirtinimą, žinojimą, nežinau, jausmą, kad viskas prasideda nuo mūsų. Norim gražaus gyvenimo, susikurkim save tame gyvenime, jau tą gražią, tą būseną. Ir ką tu, Jūratė, dar norėtum
moterim, vyram, nežinau, visiems, kas žiūrim. Visiems iš tikrųjų, kas žiūrite, kas žiūrėsite, kas klausote, aš pirmiausiai noriu pakviesti, pirmadienį turėsim su mūsų nuostabiaja mentore Žaneta Jūra apie vat tą vieną tokį, kuri įrankį intuicija, ar galima išmokti intuityvumo ir pasitikėti tą savo intuiciją. Mes turėsim live pokalbį. Live. Sekite informaciją, transliacija bus iš tikrųjų, nes toje naujoje matricoje kyla labai daug klausimų apie tai, kas tikra, kas netikra, kas gera, kas bloga, va tie visokie svarstymai ten ir viduje, ir nepasitikėjimas savo intuiciją, kai tu ją išsiugdai, atblokuoji, kaip aš sakau, nes mes visi ją turim, savimonė, vidinė, tie visi dalykai, kompasas tas vidinis tikrai veda visai kitokį autentišką gyvenimą. Ir apie tai, ar galima to išmokti ar ne, tai vad bus pirmadienį laivas pokalbis. Pas tave ar po Žanetą? Taip, ir pasidalinsim iš tikrųjų šito renginio visą informaciją. Ir aišku, jeigu kam kyla klausimai ir apie tą patį klubą, ir apie mūsų paslaugas, tai drąsiai rašykit ir asmeniškai, nes nuo pirmadienio aš iš tikrųjų netgi keičiu savo grupės pavadinimą, renkuosi save ir 25 metais kviečiu moteris rinkti save iš meilės sau, ne iš baimės. Tai visas nuorodas sudėsim, jeigu kokie klausimai, kaip mūsų mentorė sako, nelikit nežinioje ir iš tikrųjų užduokit, klauskit, mielai atsakysim ir tada ką gražaus visiems savaitgalio ir ačiū, kad buvot kartu. Sudie, iki kitų pasimatymų. Yeah.